Leidžiu įrašą ir tuoj pat, tai va, mes jau turime mūsų gerbiamą lektorių, kuris šiandien jungiasi iš Briuselio. Ir mūsų gerbiamą lektorių, kuris šiandien jungiasi iš Briuselio. Viskas gerai, minutė dar vieną ir toliau gerai. Aš noriu pristatyti mūsų gerbiamą lektorių, politiką, europarlamentarą Vytenį Povilą Andriukaitį, kuris mums šiandien papasakos apie Lietuvos politinį, apie Europos perspektyvą po naujos Europos komisijos suformavimo, kokias galimybės ir iššūkius tai atneš Lietuvai ir kaip tai paveiks mūsų šalies vystymąsi, ekonominį augimą bei piliečių gerovę. Žinau, kad šiandien Tatjana ką tik pasidalino įvykiais, kurie įvyko, tai tikiuosi, kad jūs ir plačiau apžvelgsite, kas vyksta šiuo metu toje vietoje, kur dabar esate, Europarlamente. Ačiū labai. Labai dėkui, sveikinu visus, kurie prisijungė ir kurie stebi mūsų pašnekesį, pasakykime taip, tokį gyvą pašnekesį. Kaip matote, pavadinimas yra Europos perspektyvos po naujos Europos komisijos suformavimo. Ką tai duos Lietuvai? Tai kaip tik aš dabar atėjau iš Valdžio Dombrovskio klausimų, kuriuose Valdis Dombrovskis pristato savo kaip sakyti, matymą, savo kelius, kaip įsigyvendins tą vadinamąją ekonomikos ir produktyvumo užduotį ir taip pat kaip įsigyvendins tai, kad įgyvendinant Europos komisijos sprendimus priimti teisės aktai būtų paprastesni ir jų būtų mažiau, nes per visą eilę metų susikaupė labai daug teisinio reguliavimo dalykų ir tai yra jau apsunkinimas. Jo labiau, kad šalis narės, net ir Lietuva, mano nuomonė, Lietuvos parlamentas per daug išleidžia teisės aktų, galėtų sustoti bent trečdaliu mažiau, nėra kur skubėti, reiktų turbūt daugiau kruopščiau, kaip sakyti, nagrinėti tos teisės aktus ir neapsunkinti mūsų visų tokia gana sudėtinga reguliacinė našta. Tiek tų, kurie dirba individualiai, tiek tų, kurie dirba su patentais, tiek mažųjų įmonių, smulkaus verslo, tiek ir vidutinių, tiek ir didelio, nėra abejonės. Tai dabar šiandien kaip tik dar tęsiasi klausimai ir man kaip naujam Europos parlamento nariui žmonės dažnai mane painiodavo, kai buvau Europos komisaru, vis vadindavo, kad aš Europos parlamente dirbu. Ne, Europos parlamente dirbu pirmą kartą, tik šiais metais pirmą kartą išrinktas, nesitikėjau šito, kadangi nebuvau sąraše tarp pirmųjų 3 kandidatų, tiesiog įvertinau savo amžių, tačiau Lietuvos rinkėjai kažkodėl tai mane išreitingavo. Ir taip aš vėl atsidūriau Europos Sąjungos įvykių sūkury, tik šį kartą jau pačiam Europos parlamente. O nuo 2014 iki 2019 aš buvau Europos komisijoje. Ir va štai, kadangi dabar vyksta klausimai tų naujųjų komisarų arba komisarų, kurie iš naujo, kaip sakyti, teikiami tvirtinimui. Tai aš prisimenu, koks buvo man egzaminas 2014 metais, kada man reikėjo eiti taip pat į klausimus, kaip šiandien juos eina mano šiuo atveju kai kurie ir mano kolegos, su kuriais man teko dirbti komisijoje, yra tokių, kurie jau po 3 kartą skiriami ir net po 4, kaip Marošas Šefčovičius, 3 kartą Valdis Dombrovskis, 2 kartus Dubravka Šuica. Žodžiu, yra čia žmonių, kurie ne pirmą kartą darbuojasi šioje kadencijoje. Ir taip pat Oliveris Varheliai, Ukrainos. Taip kad
mes galime dabar palyginti, koks procesas tų klausimų sudėtingumo, jau aš galiu palyginti iš kitos pusės, jau iš parlamento vidaus virtuvės, kurioje man neteko dalyvauti. Tai prisipažinsiu, labai miela papasakoti jums, kad Europos parlamento vidaus virtuvė yra neišpasakytai sudėtinga, yra tikrai įdomi, labai politiškai yra aštri ta virtuvė, kadangi tarp įvairių politinių frakcijų vyksta labai sunkios, atkaklios darybos ir žinoma, tos politinės frakcijos atstovauja visas 27 ES valstybės. Kitaip sakant, mes šiuo atveju visi Lietuvos parlamentarai žinome, kad mes atstovaujame ir Lietuvą, ir Europą. Ir tą patį jaučia ir vokiečiai, ir prancūzai, ir suomiai, ir kiti. Tai va šitoj virtuviai, kada veikia ir nacionalinė patirtis, ir nacionaliniai interesai, ir kada veikia taip pat skirtumai tarp ekonominių, socialinių mokyklų ir teisinių mokyklų, ir kada veikia skirtumai tarp geopolitinių įsitikinimų ir požiūrių, tai dabar kaip niekad labai įdomu dirbti tokioj įtemptoj aplinkoj, kokioj yra šiandien Europos parlamentas. Ir tai atspindi visų 27 šalių narių politinį klimatą su visuomenių susiskaldymą, gana didelė polarizacija, kitaip sakant, gana didelius išsiskyrimus. Taip kad dabar šiandieną dar vyksta naujos Europos komisijos formavimo procesas. Dar kitą savaitę bus 5 ar 6 komisarai dar tvirtinami. Kitaip sakant, mes dar negalim pasakyti, kokia nauja Europos komisija bus ir kokia jos sudėtis. Nes po to, kai baigsim klausimus ir jeigu visi kandidatai praeis klausimus, tuomet lauksim Europos komisijos darbo programos 24-29 metams. Ir štai toj darbo programoj bus jau suformuoti labai konkretus tikslai, planai, veiksmai, instrumentai, įsipareigojimai, jų kontrolė, kurią darys Europos parlamentas ir kiti. Todėl dar kol kas atsakyti apie Europos perspektyvas, neturint darbų programos, galima tik gana bendrais bruožais. Pasiremiant Europos naujosios paskirtosios Europos komisarės, Europos pirmininkės komisijos Uršulės von der Leyen, tą vadinamąją kalbą, kuri vadinasi Europe's Choice arba Political Guidelines for the Next European Commission, kitaip sakant, politiniai rėmai kitai Europos komisijai 24-29 metais, bet tai vadinasi Europos pasirinkimu. Ir akivaizdu, kad kalbant apie tai, tenka atkreipti dėmesį, kad visose 27 šalyse yra labai daug ekspertų, labai daug patyrusių įvairių sričių mokslininkų, labai daug yra patyrusių, kaip sakyti, praktikų, kurie dirba, labai didelis nevyriausybinis sektorius. Ir tos pastangos sužinoti, kas kiek arčiau žmonių, kas taip darosi, tos pastangos buvo apibendrintos net tokiuose 4 svarbiuose dokumentuose. Tai yra, buvo organizuota konferencija apie ES ateitį, piliečių konferencija. Jos išvados labai buvo apibendrintos, tai yra 234 įvairiausi pasiūlymai, ką reikėtų šiuo atveju jau iš Europos piliečių pusės 24-29 metais įgyvendinti. Toliau buvo paprašyta grupės ekspertų, kuriai vadovavo buvęs Italijos premjeras Enrico Letta, apžvelgti, o kaip iš mokslininkų pusės atrodo mūsų visi galimi sprendimai ir įsipareigojimai. Ir taip pat, kadangi ištiko milžiniška geopolitinė krizė, didelė finansinė krizė, karas Ukrainoje, karas artimuose rytuose, įtampos, milžiniškos įtampos pasaulyje, 180 karinių konfliktų šiuo metu vyksta pasaulyje ir iš jų patys didžiausi visai čia pat Europos kontinente.
Tai įsivaizduokite, kokia tai yra sumaištis ir kaip reikia dabar išsaugoti mūsų pajėgas, Europos saugumą, užtikrinti investicijas. Štai kodėl atsirado tas vadinamas Draghi raportas, kuris vadinasi konkurencingumas ir investicijos. Ir taip pat neabejotinai, kad Europos komisija prieš tai dar suorganizavo šiemet taip vadinamą strateginį dialogą su visais žemės ūkio ir maisto industrijų partneriais, kad pergalvoti, o kokia žemės ūkio politikos tolimesnė raida galėtų būti, nes irgi prieštaravimų čia yra labai daug. Taigi apibendrinant, Europos konferencijos dėl ES ateities, piliečių konferencijos pasiūlymai buvo įtraukti į tą vadinamą European Choice. Toliau buvo įtrauktas Letos raporto išvados, taip pat buvo atkreiptas dėmesys į strateginį žemės ūkio visų subjektų dialogą ir neabejotinai paskutinis akcentas tai buvo Draghi raportas apie konkurencingumą ir investicijas. Tai va šitie kertiniai dokumentai turbūt greičiausiai ras detalę išraišką Europos komisijos darbų programai, nes jie atsispindi šitose politinėse Uršulės von der Leyen gairėse. Vadovaudamasi šitomis politinėmis gairėmis, Uršulė von der Leyen surašė mandatus visiems 26 komisarams, iš viso 27. Ir dabar jie pagal tą gautą Uršulės von der Leyen mandatų, kaip sakyti, kraitį, turi šiandieną pristatyti Europos parlamentui savo, kaip sakyti, labai detalius išaiškinimus, ką kokioj srity jie veiks. Tai dabar aš noriu paprašyti parodyti pirmąją skaidrę. Štai, matot šitą pirmąją skaidrę. Dabar čia truputį tik pasakysiu, kad toj pirmoji skaidriai aš norėjau pasakyti, kad aš esu naujokas Europos parlamente. Žinoma, aš nesu naujokas Europos reikaluose. Tačiau kaip narys, va čia gavęs mandatą, mane sveikina naujoji Europos parlamento pirmininkė Metsola. Išrinkome naują pirmininkę, suformavome Europos parlamento biurą, kuris susideda iš 14 pavaduotojų ir 5 kvestorių. Ir jisai, žinoma, renkamas 2,5 metų laikotarpiu, kitaip sakant, po 2,5 metų bus iš naujo renkamas parlamento pirmininkas, gali būti, kad tai bus kitas kandidatas. Tai be galo svarbi pozicija per Europos parlamento pirmininko, jisai dalyvauja vadovų tarybos posėdžiuose, jisai reprezentuoja Europos parlamentą pačiose aukščiausiose lygiuose, ar tai būtų jungtinės tautos, ar tai būtų tos vadinamos viršūnių susitikimai, G20 arba G7, reiškia tie susitikimai. Ir neabejotinai Europos vadovų taryba. Ir suprantama, jinai bendradarbiauja su visų šalių nacionaliniu parlamentu ir su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkais. Yra pastoviai veikianti pirmininkų konferencija. Taip, kad jos užduotyse yra iš tikro surinkti ir visas žinias ir informaciją iš visų 27 parlamentų. Po to ją apibendrinti, po to mėginti ją, kaip sakyti, pateikti įvairiuose dokumentuose, atsižvelgiant į parlamento užduotis. Tai va, tai suprantama, iš 14 pavaduotojų ir 5 kvestoriai atlieka savo pavedimus, kuriuos duoda jiems parlamento pirmininkė. Ir tie pavedimai turi būti įgyvendinami, kaip sakyti, laiku, nes visus juos kontroliuojame. Ir žinoma, tas biuras sprendžia visus klausimus ir su posėdžio eiga, su leidimu rengti komiteto posėdžius. Kitaip sakant, jis turi labai galingą administracinį instrumentą, kad visi komitetai dirbtų. Biuras sudaromas iš visų politinių partijų
kurios yra išrinktos į Europos parlamentą. Kitą skaidrę, prašom. Štai kaip atrodo šiandien iš visų 27 valstybių. Žinoma, mes visi puikiai suprantame, kad renkame parlamento narius kiekvienoje šalyje atskirai. Ir čia labai didelis turbūt yra atotrūkis tarp mūsų rinkėjų, kurie rinko mane, pavyzdžiui, jie turbūt net ir nežino, kad aš priklausau socialistų ir demokratų frakcijai. Čia va ta raudona spalva pažymėtos ir čia trupučiuką viena daugiau violetinė, kita daugiau raudona. Tai raudona yra 136 vietos socialistų ir demokratų. Tai yra iš visų 27 valstybių. O štai pati didžiausia frakcija yra Europos dešiniojo centro, tai Europos liaudies partijų, tai yra krikščionių demokratų, moderatų, įvairiai vadinasi atskirose šalyse partijos ir jos turi 188 vietas. Ir suprantame, yra frakcijos, kaip sakyti, taip kaip rinkėjai nulėmė, toks yra ir frakcijų dydis. Tai reiškia, pirmoji frakcija pagal deputatų skaičių yra krikščionių Europos liaudies partijos frakcija, 188 vietos. Antroji pagal dydį yra socialistų, demokratų ir progresyviųjų, reiškia, frakcija 136. Tačiau pirmą kartą į politinę areną įžengė visiškai naujos politinės jėgos, tai yra atstovaujančios labai įvairius interesus, tarp jų daug bendrumo kol kas nėra, bet jos visos pasivadino patriotinėmis jėgomis. Ir štai to čia ir Prancūzijos nacionalinis frontas, ir Italijos broliai, ir pačios įvairiausios politinės jėgos, kurios keistai kelia turbūt tokio, sakyčiau, tokios, man pačiam dar ne visai suprantamas idėjas. Tai 84 žmonės sudaro savo patriotus. Tai yra trečioji frakcija pagal dydį. Toliau ketvirtoji frakcija yra Europos Sąjungos konservatoriai. Tai yra konservatyvesnė ir griežtesnė, pavyzdžiui, tokių sankcijų šalininkė ir stipresnė paramos Ukrainai reiškėja iš tų dešinio flango, patriotai priešingai. Tai žodžiu, 78 konservatoriai yra ketvirtoji pagal dydį frakcija. Toliau penktoji pagal dydį yra liberalų arba Renew, naujoji arba atnaujinimo frakcija, 77 vietos. Tuomet penktoji yra žaliųjų ir kairiųjų žaliųjų aljanso 53, šeštoji yra Europos kairiųjų, net ir komunistų ir kitų ten tarpas yra. Ir reiškia, mažiausia frakcija yra Europos suverenių nacijų arba suverenių tautų, 25 vietos, va toj frakcijoje yra Petras Gražulis. Ir 32 deputatai yra neprisijungę niekur. Tai va šitokia kompozicija Europos parlamento be galo daug reiškia visur. Tiek sudarant darbotvarkes, tiek svarstant ES perspektyvas ir mūsų perspektyvas, tiek pasisakant dėl biudžeto, dėl Europos komisijos darbų programos ir taip toliau, ir taip toliau. Šiandien, kaip žinote, mes tokią ypatingą dieną kalbamės. Ta ypatinga diena yra didelio sukrėtimo diena. Tai visų pirma, subyrėjo valdančioji Vokietijos koalicija. Vadinasi, Vokietija, kaip žinote, yra ir Prancūzija yra dvi šalis, kurios yra ES variklis, išstojus Jungtiniai karalystei iš ES. Ir žinoma, po to kita stipri jėga yra Italija ir kylanti Ispanija, žinoma, kylanti Lenkija. Tokios yra, ir žinoma, Beniliukso šalis, kurios ekonomiškai labai stiprios, bet savo kita įtaka gal yra silpnesnės. Tai vat šitam visam kontekste labai svarbu suprasti, kad
išrinkus Trumpą prezidentu Jungtinėse valstijose ir subyrėjus Vokietijos valdančiai daugumai, mes patirsime be galo daug netikėtumų, labai sudėtingų išbandymų, nes Trumpo ekonominė politika nukreipta į izoliacionizmą, protekcionizmą, Make America Great Again ir America First. Tai reiškia, kad amerikiečiai stengsis pradėti ir tarifų karą, pradėti ir neįsileisti į importą į savo šalį. Vargu, kaip čia seksis diskusijose dėl pasaulio saugumo, dėl NATO dalykų, dėl klimato kaitos sprendimų ir dėl kaip sakyti, pagalbos trečiosioms šalims, dėl tarptautinių institucijų finansavimo, tokių kaip Jungtinės tautos, arba pasaulio prekybos organizacija, dėl pasaulio prekybos organizacijos neveiklumo. Žodžiu, Trumpo administracijų, Trumpo sugrįžimas man gali priminti tuos laikus, kada jis atėjo pirmą kartą. Tai čia Europos perspektyvų kontekste šitas išrinkimas jau kelia labai daug uždavinių. Kita vertus, Europos stipriausių valstybių, tai Prancūzijos ir Vokietijos nestabilumai vidiniai, kur ima polarizuotis visuomenė, kur be galo daug susiskaldimų, kur labai sudėtingai važiuoja ekonominiai traukiniai. Aš tai dažnai vis tiek pajuokauju, kad jeigu pas Berlyne yra sloga, tai Vilniui bus plaučių uždegimas. Tai taip sakant, turim jautriai žiūrėti, kasgi politikoje darosi tokiuose šalyse, kurios iš esmės turi didelę įtaką mūsų ES perspektyvai. Ir šį kartą tos abi šalis politinė prasme yra krizėje, politiniai. Ir ekonominė prasme yra sudėtingoje situacijoje. O kadangi tai yra eurozonos varikliai ir euras priklauso nuo to, kaip efektyviai veikia Prancūzijos, Vokietijos variklis, ir kaip efektyviai jam talkina Italija ir Beniliukso šalis, o taip pat Ispanija, tai nuo to, žinote, nuo euro stiprumas, aišku, nuo euro stiprumo priklauso ir Lietuvos žmonių kasdienybė. Tai vat šitas kontekstas labai akivaizdus ir čia vat tarp šitų politinių grupių, kuriuos jūs matote, Vokietijos ir Prancūzijos deputatai yra išsisklaidę tarp visų grupių. Ne tik, kad tai būtų koncentruotai, kaip anksčiau buvo, kad IPP sudarė ir Vokietijos SPD sudarė dvi frakcijas, tai dabar prancūzų ir vokiečių yra ir patriotų tarpe, ir konservatorių tarpe, ir net neprisijungusių tarpe. Kitaip sakant, pirmą kartą ir Europos parlamente susiskaidimas darys didelę įtaką, kaip sakyt, mums. Kita skaidrė. Iš tai jūs matote kompoziciją kandidatų į narius ir čia vėlgi yra pirmą kartą dvi naujienos. Viena naujiena, kad iš Italijos brolių partijos, tokios partijos, kuri yra ir euroskeptiška, ir, kaip sakyt, labai sudėtingai priešinasi, kaip sakyt, bendrų sprendimų priėmimui daugelį sričių. Ir jų kandidatas Fito, čia yra paveiksliukė iš mano pusės, tai dešinėje apačioj, jums žiūrint, tai būtų kairiai apačioj, tai yra pasiūlytas, kaip sakyt, kandidatas Rafael Fito. Ir tas Rafael Fito atstovauja Italijos broliams, nors jis kaip politikas galbūt pateko į tos sąrašus ar remiamas buvo, nes greičiausiai, kaip dažnai būna ir pas mus, pavyzdžiui, analizuojant Nemuno aušros sąrašą, tu matai, kad ten yra Raimondas Šukys, kuris kažkada buvo liberalas ir staiga dabar jisai yra ten. Tai klausimas, kaip čia, ar jis pateko tik dėl to, kad pasinaudot progą ir būti išrinktam, ar jisai pakeitė savo pažiūras. Tai vat Fito atvejis yra labai panašus. Bet jis dabar atstovauja Italijos brolių partiją ir vat jų frakcija priklauso patriotams.
ir jų frakcija balsavo prieš Uršulės von der Leyen paskyrimą naująją Europos komisijos pirmininkę parlamente. Tai vat yra toks visiškai pirmas kartas keisto vaizdo, kada yra politinės partijos, kuri balsavo prieš Uršulę von der Leyen, atstovas komisijoje ir staiga jam pasiūlomas vicepirmininko postas. Kitas sudėtingas klausimas tai Vengrijos deputato, kuris taip pat priklauso, atsiprašau, Fito priklauso konservatorių frakcijai, o Vengrija priklauso patriotams, bet Fito priklauso tai radikaliai konservatorių daliai, o Varhelį portfelis Vengrija priklauso patriotams. Tai va turime ir iš radikalios konservatorių dalies, ir ypač tokios antieuropinės, ir iš patriotų turime atstovą Europos komisijai, ko niekada iki šiol nėra buvę. Kitaip sakant, Europos komisijos homogeniškumas ir bendras darbas bus labai sudėtingoje aplinkoje. Tai dabar, kaip matote, tie portfeliai irgi skirstyti labai sudėtingai. Pirmą kartą komisijos pirmininkė, galbūt matydama tokią fragmentaciją ir tokį didelį, kaip sakyti, susiskaldymą tiek šalyse narėse, tiek parlamente, vis tik komisarams priskyrė ne po vieną portfelį, bet net po kelis. Ir kaip matote, tokie portfeliai kaip štai dabar Valdis Dombrovskis, jis atsakingas bus už ekonomiką ir produktyvumą, ir staiga taip pat už įgyvendinimą ir teisės aktų supaprastinimą. Arba Marošas Šefčovičius bus atsakingas už prekybą ir ekonominį saugumą ir staiga taip pat už tarp institucinį bendradarbiavimą ir skaidrumą. Arba Hadžiai Lahbib, Belgija, liberalam priklauso, už krizių valdymą ir iš lygybės principų įgyvendinimą visose ES politikose. Arba Marija Luis Albuquerque bus finansinės paslaugos ir taupimas ir staiga investicijos į ES. Arba, tarkim, dar sudėtingesnis portfelis Jessicos Roswell, tai yra aplinkosauga, vandens tvarumo problemos ir taip pat staiga konkurencinga žiedinė ekonomika. Taip sakant, yra portfelių, kur tik po vieną funkciją. Tai va, Marta Kalas yra plėtra, tai yra Marta Kos yra plėtra, Dubrovka Šuica yra Viduržemio jūros portfelis. Kadangi viduržemio migracija viduržemio jūroje pasiekė kritinės ribas. O kitų portfeliai, matote, apkabinti gana sudėtingai. Ir kas gaunasi? Gaunasi, kad klausimuose pirmą kartą ES istorijai komisaras tikrinamas 3-4 komitetų. Arba 2, arba 3, o gal net ir 5 komitetų. Tai va, tie klausimai pasidarė labai sudėtingi ir dėl to buvo apribojami klausimų valandos, tik po 3 valandas kiekvienam komisarui ir dėl to apribojamas parlamentarų skaičius norinčių paklausti, griežtai pagal sąrašus. Ir štai šitoj naujos kadencijos panoramoje jau dabar tokį spręsim daug galvosūkių, kiek komitetų kontroliuos kiekvieną komisarą. Nu štai pavyzdžiui, jeigu paimti komisarę Jessica Roswell, tai jei aplinkosauga, vandens tvarumas ir žiedinė konkurencija ekonomika, tai ją kontroliuos ir mano komitetas ENVI, kuris vadinasi aplinkosaugos socialinių reikalų sveikatos, ir komitetas biudžeto, ir komitetas socialinės apsaugos, ir taip pat ekonominių investicijų ir technologijų. Tai kiek komitetų pirmą kartą turės kontroliuoti vieną asmenį. Tai, žinai, mums visiems gyvenimas bus daug sudėtingesnis, nes reikės rasti sprendimus, kad nesidubliuotų, kad nesikartotų ir taip pat kartu reikės dirbti ne vieną kartą visiems komitetams kartu susėdus susitinkant su komisaru. Tai štai tokios yra šiandieną tokios
mūsų Europos komisijos formavimosi, Europos parlamento sugyvenimo ir tokios virtuvinės situacijos. Ir jos atspindi ir situacijas visose šalyse. Kaip matote, mes visi, visas 27 šalis, į mūsų visuomenės įžengė į labai, kaip sakyti, naują visiškai situaciją, kada be galo daug prieštaringų idėjų, prieštaringų grupių politinių, prieštaringai besiformuojančių politinių iniciatyvų, staiga atsirandančių naujų politinių jėgų ir taip toliau. Žodžiu, visą tai įneša tokio, kaip sakyti, daug sudėtingesnio sprendimų priėmimo mechanizmo sukūrimo, kadangi tai buvo daug, kaip sakyti, aiškesnės politinės mokyklos, tai būdavo aiškus ir mechanizmai. Dabar teks derinti labai daug dalykų. Dabar sekanti kita skaidrė. Štai čia jūs matote, kad kiekviena politinė šeima turi ir savo politinius lyderius, kurie atstovauja, kurie turi didelį balsą, nes tai jie sudaro taip vadinamą parlamento pirmininkų konferenciją, kuri labai, kaip sakyti, akivaizdžiai svarsto visus darbotvarkių klausimus, įtraukia į sesijas pagrindinius debatus, apsvarsto, kas turi būti, kuria tvarka teikiama, kontaktuoja su komisijos nariais ir taip pat, žinoma, didelis uždavinys tenka bendradarbiauti su pirmininkaujančia Europos Sąjungai šalimi nare. Dabar šiuo metu pirmininkauja Vengrija ir, kaip žinote, Vengrijos ministro pirmininko pasirodymas parlamente buvo be galo nesėkmingas. Čia nenorėčiau ilgai tęsti, bet ir Vengrijos pirmininkavime yra, sakyčiau, be galo daug problemų, kurios greičiausiai persikels į kitus metus, nes bendradarbiavimas tarp šalių narių su Vengrija yra labai komplikuotas. Ir kaip matote, čia yra pagrindiniai lyderiai. Tai Manfredas Weberis yra lyderis Europos liaudies partijos, Irače Garcia Perez yra Ispanija, lyderė socialistų ir demokratų ir pažangiųjų alijansų. Taip pat yra patriotų grupės lyderis, yra Prancūzijos nacionalinio fronto naujoji žvaigždė, tai Jordan Bardella. Konservatorių ir reformistų grupės yra Lenkas Stanislav Brudzinski. Tuomet liberalų grupės yra lyderis lyderė Valérie Hayer iš Prancūzijos, tuomet žaliųjų grupės lyderė yra Terry Reintke, kairiųjų grupės lyderė labai jauna ir ambicinga prancūzė Manon Aubry. Europos žalieji turi du, kaip sakyti, kopirmininkus. Tai antrasis yra Bas Eickhout iš Olandijos. Jie rotuojasi. Ir suprantame, konservatoriai taip pat turi rotaciją ir jų antrasis kopirmininkas yra iš Italijos brolio Nicola Procaccini. Ir neabejotinai Europos suverenių nacijų lyderis yra iš Vokietijos René Austas. Tai vat jūs matote šitą panoramą lyderių, kurie sudaro, kaip sakyti, grupių pirmininkų konferenciją, kurioje svarstomas labai sudėtingos darbotvarkės ir neabejotinai daug kas priklauso nuo to, koks pasiekiamas sutarimas, kad darbotvarkėse būtų eiliškumas sustatytas. Taip, žinoma, noriu pasakyti, kad vis tik tai lemia deputatų narių skaičius. Ir visada ir komitetuose, ir delegacijose, ir parlamento salėje visada prioritetas
pirmumui suteikiamas. Pirmiausiai turi atstovai pasisakyti iš Europos liaudies partijos, toliau iš socialistų, toliau iš patriotų, toliau iš konservatorių, toliau iš liberalų, toliau iš žaliųjų, toliau žodžiu, pagal deputatų narių skaičių mažėjančią tvarką. Ir taip pat gauna skirtingą minučių laiką pagal deputatų svorį. Taip kad politinių partijų mandatų skaičiai labai daug lemia, daug įtakos turi tiek, kaip sakyti, suformuojant dienotvarkes, tiek ir balsuojant komitetuose, ir balsuojant parlamente, priimant sprendimus, nes vis tik lemia balsų skaičiai. Tai dabar apibendrinant, aš jau turbūt per ilgai kalbu, apibendrinant galėčiau pasakyti, kitą skaidrę prašau. Čia viskas. Tai mūsų, jūs matot mano biurą Totorių gatvė 3, kuriame galite atvykti į jį, galime susitikti, aš tame biure norėsiu organizuoti pašnekesius, debatus ir taip toliau. Bet apibendrinant, kokiosgi mūsų, tarkim, šiuo atveju perspektyvos. Nėra abejonės, kad ES dabar tenka pirmą spręsti net didelės iš kartu veikiančias krizės. Lietuvos žmonės turi taip pat jausti, kad tos krizės yra ne šiaip sau. Pirmiausia, aišku, tai karinės krizės, tai yra Ukrainos ir artimųjų rytų. Jos yra neišpasakytai sunkios. Jos pareikalaus didelių finansinių išteklių. ES biudžetas, kuris buvo suformuotas 22-27 metų perspektyvai, nenumatė tokių krizių, nes nebuvo net minty, kad bus du didžiuliai kariniai konfliktai. Ir dabar staiga reikia be galo daug finansinės paramos Ukrainai ir reikia, suprantama, milžinišką humanitarinę paramą Gazos sektoriui, katastrofiškai būklėje atsidūrusiam milijonui šeimų, vaikų, senelių, ligonių. Ten yra tiesiog katastrofa. Neabejotinai dabar ta katastrofa plečiasi į Libaną ir pabėgėlių bangos bus vėl. Ir vėl mes turim ir ES parama, šiuo atveju paramos fondai vėl reikalauja įtemptų lėšų. Ir štai kodėl ir mūsų ekonomikoje tai atsispindi ir infliacijoje, ir energetikos kaštuose, ir darbo vietų formavime. Ir štai kodėl dabar Draghi, matydamas šitas baises, kad dvi didžiulės krizės, pasakė, kad kasmet ES reiktų papildomai investicijų iki 800 milijardų eurų, norint pirmą atgaivinti mūsų pramonę ir verslus, norint užtikrinti žmonėms darbo vietas ir atlyginimų stabilizavimą, norint nesumažinti pragyvenimo lygio, norint užtikrinti, norint susigrąžinti pramonės įmonės iš Kinijos, Indijos ir kitur, kurias jos buvo iškeltos. Kitaip ir norint įdiegti naujus mokslinius ir pasiekimus, kad mes imtumėm pralenkti technologijomis ir Kiniją, ir šitą ir Jungtinės valstijas. Tai dėl to tokioj būklėj esant investicijų, konkurencingumo, pramonės gaivinimo, pramonės užduočių, valstybės paramos pramoniai klausimai sugrįžo į ES politiką. Anksčiau valstybės parama buvo draudžiama gamyboje, kadangi tai iškraipytų konkurenciją. Bet dabar, kada sugriuvo pasaulinė konkurencinė aplinka ir pasibaigė, kaip sakyti, laikai sąžiningos prekybos ir tiek Jungtinės valstijos investavo daug pinigų, gaivindama savo ekonomiką, valstybės parama labai smarkiai, kaip sakyti, iškraipė konkurenciją, tiek Kinijos investicijos,
privertė ir ES susigrąžinti atgal mintį, kad reikia imti, remti ir suteikti valstybės paramą atskiroms pramonės šakoms ir ypatingai pramoniai, kuri labai sunkiai būklė. Plieno pramoniai, chemijos pramoniai, automobilių pramoniai, tai yra, kaip sakyti, naujųjų technologijų pramoniai, industrijoms susijusiams su žaliuoju kursu, tai yra ir atsinaujintų šaltinių, kaip sakyti, technologijoms, tai vėjo malūnai, saulės energetika ir taip kiti. Ir čia iškyla milžiniškos problemos ir surasti iškasenų, kurias anksčiau buvo galima lengviau gauti iš tų pačių ir iš Rusijos, ir iš kitur. Mes netekome didelio žaliavų potencialo. Tai neabejotinai taip pat sukelia dar vieną užduotį, kadangi karas sugrįžo į žemyną ir ekspansionizmas, imperialistinis ekspansionizmas ima augti. America First yra irgi tas pats, Ruski Mir irgi tas pats, ir Kinijos, kaip sakyti, dominavimas vėlgi yra. Tai akivaizdu, kad ES nebegali nematyti, kad tai reikia savos gynybos industrijos, savos gynybos pramonės visom 27 valstybėm. Ir kad tai reikės, tai pareikalaus iš tikrųjų biudžetinių išteklių. Teks skolintis, teks ieškoti, iš kur paimti pinigų. Tai šitam geopolitinių krizių perspektyvai mūsų ekonomikai ir mūsų saugumui ir mūsų infrastruktūrai neabejotinai reikalingas milžiniškos bendrosios ES investicijos. Ir Draghi raporte paskaičiuota, kad maždaug 7 metams kasmet reikia iki 800 milijardų eurų. Vadinasi, tenka galvoti, iš kur jos skolintis arba kaip kokiais mokesčiais surinkti tos eurus. Taip sakant, norima apmokestinti tarptautinės korporacijas, nes negalima apmokestinti šalių narių ir mūsų piliečių, jie nepakels. Bet tuo tarpu biznį darančios pasaulinės organizacijos, tai kaip Apple, kaip Amazon, kaip įvairios korporacijos ir taip pat industrijos farmacinės ir taip toliau, jos turėtų mokėti didesnius mokesčius, nes jos eksploatuoja ES rinką. O tuo tarpu jos pabėga nuo mokesčių įsikurdamos offshorinėse šalyse. Tai čia mokesčių paletė bus labai aštrių diskusijų objektas jau kitais metais. Ką daryti, iš kur gauti tos 800 milijardų eurų, kaip skolintis, ką daryti ir kaip po to grąžinti tas skolas ir kaip ta skola turės pasiskirstyti tarp valstybių narių. Kitas dalykas yra, puikiai suprantama, kad ES išgyvena milžinišką socialinę krizę. Yra šimtai milijonų žmonių, kurie gyvena labai sunkiai. Yra 48 milijonai žmonių, kuriems pereitą žiemą teko rinktis, ar šildyti savo butą, ar nusipirkti maisto. Angliškai tai skamba heating or eating. Kitaip sakant, šildyti ar maitintis, nes jų kasdienį mėnesinės pajamos nepadengia jų buitinių kaštų. 48 milijonai Europoje žmonių tokių gyvena. Ir jų gyvena daug Lietuvoje taip pat. Vadinasi, ką daryti, kaip sustiprinti šitų žmonių padėtį, nes jie yra nusivylę Europos projektų, jie nemato pagerėjimo ir taip toliau. Ir tai yra ir ES visiškai akivaizdu, kad investicijos į žmogiškai, taip vadinasi žmogiškai kapitalą, bet lygiai taip kaip aš diskutuoju, ar pensijos yra išlaidos, mano asmeninis pasakymas labai aiškus. Tiek sveikatos draudimas, tiek pensijos nėra išlaidos. Tai yra investicijos į žmonių, ypač vyresnės kartos. Vyresnė karta paliko infrastruktūrą, sukūrė visą gėrį ir pergyveno didelės krizės ir infliacijas, pinigų keitimus, pinigų nuvertėjimus, santaupų sudeginimus ir taip toliau. Ir jie dabar gauna labai mažas pensijas. Tai vadinasi, tai yra jos turtas, vadinasi, jai tai pensijos nėra išmoka. Tai yra jų uždirbto turto priklausoma dalis. Bet kadangi
turto vertintojai blogai vertina, tai jų pensijos yra mažos. Vadinasi, ta investicija į jų gyvenimo kokybę nėra išlaidos. Tai yra investicija į jų žmogiškojo gyvenimo kokybę čia ir dabar. Tai dabar kaip rasti lėšų padidinti išlaidas. Ir žinoma, tai yra visai Europos Sąjungai. Ir čia Letos raporte apie tai kalbama. Tai reikia galvoti, koks mechanizmas turi būti sukurtas. Kad atkreipti dėmesį, kad investicijos ne tik į produktyvumą, ne tik į ekonominį augimą, ne tik į konkurencingumą, bet investicijos į žmogiškojo gyvenimo kokybės problemas turi būti. Tai kodėl dar kita didžiulė problema atsirado. Be galo daug jaunų žmonių neturi šansų net socialiniam būtui. O tie, kurie paėmė kreditus, moka milžiniškas palūkanas. Ir jie yra įkalinti palūkanų mokėjime ir ypatingai baisu tai, kad trūksta rinkoje prieinamo paprasto, bet patogaus, normaliai gyvenančio būsto. Štai kodėl viena iš pasiūlytojų dabar krypčių ir atsirado naujas komisaras, tai yra Dan Jorgensen, kurio užduotis bus energetika ir būsto statyba. Energy and housing. Nes tai yra didžiulė socialinė problema jaunų šeimų, kaip sakyti, jaunų žmonių, net ir tų, kurie atsidūrė gatvėje ir taip toliau. Žodžiu, ir čia baisiai didelė problema yra energetinis skurdas. Ir tai yra irgi tas visas kapitalas žmogiškas reikalauja milžiniškų pastangų pakeis padėtį, kitaip žmonės, didelė dalis visuomenių nustos pasitikėti ES galimybėmis pagerinti jų kasdienį gyvenimą. Ir čia, aišku, labai daug priklausys nuo visų šitų portfelių, nuo žiedinės ekonomikos, nuo maisto saugos, nuo maisto gamybos, nuo atpiginto maisto, nuo maisto grandinių valdymo, kaip sakyti, nuo to, kaip padėti maisto augintojams, kurie daugiausiai patiria iššūkių. Tai va, aš apibendrinu jūs, koks yra didžiulis portretas ir tai, kad aš priklausau Europos ENVI komitetui, tai aplinkosaugos, sveikatos ir žaliojo kurso. Tai aš priklausau sveikatos pakomitečiui ir esu koordinatorius tam pakomitetyje ir mes dabar norime atgaivinti daug stipresnius, kaip sakyti, darbus, grąžinant idėjas apie Europos sveikatos sąjungos efektyvesnį sukūrimą. Tai vėžio gydyme, tai yra širdies kraujagyslių ligų gydyme, tai yra onkologinių, tai yra retų ligų gydyme, tai diabeto, tai kaip sakyti, skeleto raumenų lygų ir taip toliau, kad vis tik tai susigrąžinti ir tai, kad investicijos ir čia pasiektų kiekviena šalies biudžetą, papildomos investicijos. Taip, kad labai trumpai aš nupasakojau jums, kokia yra situacija, koks yra šiandien, kaip sakyti, išsidėstymas politinių jėgų, kokiuose krizėse gyvenam. Ir aišku, galiu pasakyti, man kaip žmogui mėgstančiam sunkumus ir visą gyvenimą ėjusiam labai per sunkius gyvenimo darbus, tai man patinka tos didžiulės sunkios bėdos ir reikės pasukti galvas, kaip čia padaryti, kad pirma mano kadencija Europos parlamente, aš manau, kad tik jau gera bus ir paskutinė pagal mano amžių, tai man reikia pateisinti žmonių lūkesčius ir atidirbti, kad galėčiau ramia sąžinė pasakyti, kad padariau, ką galėjau. Aš labai sunkiai dirbau komisijoje, kaip sakyti, po to dirbau labai sudėtingą darbą Pasaulio sveikatos organizacijos, labai nedėkingą. Ten visą laiką tave laidė akmenys, ar ten buvo vakcinos, ar ten gydymas, ir taip, nes visur yra trūkumas, visi yra nepatenkinti. Bet vis tiek tu turi ieškoti tų sprendimų. Ir dabar Europos parlamente suksiu galvą, kaip padėti realizuoti mūsų rinkimų programą, Europos socialistų pažangiųjų alijanso programą ir kaip padėti Lietuvoje spręsti. Dabar pasikeis valdžia, reiks labai intensyviai bendradarbiauti ir Lietuvoje. Noriu pasakyti visiems klausytojams, atminkim, esam vieningos Europos Sąjungos rinkos, kur prekės ir paslaugos
mūsų parduotuvėse atvažiuoja iš 27 šalių, galite nusipirkti kiekvienai parduotuvėje ir itališką prekę, ir olandišką, ir suomišką, ir lietuvišką. Mano patarimas, rinkitės prekę lietuvišką. Kuo daugiau, tuo geriau. Nes pagelbstit mūsų verslams ir mūsų ekonomikai. Bet tai reiškia, kad mes esam bendram katile ir bendroj eurozonai. Todėl atsakau, negalima išvirti atskirai Lietuvos ekonomikos lėkštės sriubos, verdant sriubą ekonominę bendram katile. Štai kodėl būtina, kad mūsų vyriausybė, mūsų Seimas ir Europos parlamentas ir Europos komisija dirbtų žymiai glaudžiau. Kadangi kitaip nieko čia nebus. Ir su kaimynais reikia glaudžiau dirbti. Nėra tokių sprendimų, kurie tik tai būdingi Lietuvai. Ir Latvijai, ir Estai, ir Lenkai, ir Vokiečiai, ir Švedai aplink Baltijos jūrą, jų sprendimai įtakoja vieni kitus. Todėl mes turime galvoti, kaip mums būti gudriais, išmintingais, energingais, pažangiais, suprasti, išmokti kokį mechanizmą ir kaip jas panaudoti. Ir vat naujas vyriausybės formavimas neabejotinai bus didelis iššūkis mums visiems. Ačiū labai. Ačiū labai Jums už tokią tikrai tokią informaciją, kurią išgirdom iš Jūsų tikrai šiuo tokiu kriziniu laikotarpiu ir nušvietėt situaciją, kaip atrodo, kaip susideda ir kokius klausimus sprendžia Europos komisija ir pats kaip buvęs komiteto narys, Europos komisijos narys, tai turbūt Jums irgi matosi dabar iš šono, kaip ten viskas atrodys, kokius jie uždavinius spręs. Aš kaip tik ir buvau pasiruošusi dar klausimą, kad papasakotumėte apie savo veiklą, savo komitetuose, kuriam priklausote. Tai irgi kaip ir atspėdamas mano mintį papasakojot, tai net nežinau. Tai žinot, aš galiu dar porą minučių pasakyti. Aš esu dabar dviejose komitetuose. ENVI komitete su pagrindiniu nariu. Ir tas komitetas turi pakomitetį, sveikatos pakomitetį. Tai sveikatos pakomitete aš užimu koordinatoriaus vietą nuo savo politinės šeimos. Ir mes dabar eina kalba, kad galbūt bus atskiras sveikatos komitetas įsteigtas. Aš esu didelis entuziastas, kad būtų atskiras, pilna apimtim dirbantis sveikatos komitetas Europos parlamente. Ir mums dabar atrodo pavyks tą padaryti. Taip pat aš pasiūliau įsteigti didelę bendrą deputatų grupę, kuri spręstų ligų prevencijos klausimus. Dabar renku parašus, jau 21 narys sutiko įsijungti. Ir mano užduotis Europos sveikatos sąjungos sustiprinimas, kad jis galėtų būti pritaikyti tie modeliai ir Europoje, ir Lietuvoje. Taip pat kitas dalykas, aš esu Europos konstitucinių reikalų komiteto pakaitinis narys, substitutas taip vadiname. Kodėl? Todėl, kad aš matau, kad Lietuvos ir Europos Sąjungos konstitucijai pamatiniai dalykai turi būti peržiūrėti. Reikia papildyti Lisabono sutartį ir būtų gerai apie tai diskutuoti plačiai Lietuvoje. Nes tie mechanizmai, kurie buvo sukurti 2004 metais ir patvirtinti 2008, jau nebeveikia. O jeigu dar mes galvojam priimti naujas 10 šalių, juk kandidatas dabar yra visi vakarų Balkanai, tai Serbija, Bosnija, Hercegovina, Kosovas, Albanija, Šiaurės Makedonija, reiškia Juodkalnija, ir dar Ukraina, Moldova ir nežinia kaip su Gruzija. Tai va, dar 10 naujų šalių liktai nori įstoti į šitą bendrą rinką. Tai įsivaizduokite, kaip turės atrodyti komisijos sudėtis, kiek parlamento narių turės būti, dabar yra 720, tai kaip bus su 756 ar dar daugiau, kas turi būti, kaip turi būti vienbalsiškumas peržiūrimas, nes jis užkerta kelią bet kokiai pažangai labai lėtai. Tas liberum veto Lenkų lietuvių bendros Lietuvos kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės laikų liberum veto, ta prasme vienbalsiškumas privedė prie to darinio subyrėjimo. Tai neduok Dieve, kad tas vienbalsiškumas, kuris dabar dažniau pakenkia negu padeda,
tiek sprendžiant paramą Ukrainai, sprendžiant paramą Lietuvai ir taip toliau, sprendžiant paramą mūsų ūkininkų tiesioginiam išmokom, nieko negali padaryti. Pakėlė vienbalsiškumo atžvilgiu, viena pasakė prieš ir viskas sustojo. O pas mus čia yra tokių žmonių, kurie vis šaukia, kad vienbalsiškumas tai jų patriotizmo garantas. Nieko nesupranta tie žmonės, kurie taip šneka. Ir nei vienos dienos nesidėjo prie derybos stalo. Jokių garantų čia nėra. Čia yra sprendimų priėmimo procedūros be galo svarbus įvairūs aspektai, kuriuos reikia mėginti panaudoti, kad efektyviau spręsti. Koalicijų formavimai, štai kur yra problema. Ir galime įvesti kvalifikuotą daugumą, ypač kvalifikuotą daugumą, paprastą kvalifikuotą daugumą ir palikti vienbalsiškumą ten, kur yra ypatingai jautrūs klausimai. Jis turi vietą savo, suprantam. Bet negalima padaryti taip, kaip buvo sutarta 2004 metais. Neveikia šitas mechanizmas. Ir už tai Europos komisijos veikla paralyžiuojama. Ir už tai sprendimų priėmimas Europos taryboje klimpsta. O tuo tarpu technologinė pažanga eina šviesos greičiais. Ir tuo tarpu kitose šalyse, kurios neturi tokio sudėtingų mechanizmų, jų pažanga eina šuoliais. Ir čia Kinija, ir Indija, ir kitos. Tai mes atsidursim kvailoj padėti, šitaip tampydami, kaip sakyt, paklodas ir lėtindami savo sprendimus. Dabar čia, žinau, pokalbiuose lyg tai klausimų buvo, aš nematau tų klausimų, jeigu dar turit kokių klausimų, tai pasakykit. Jo, čia vienas klausimas buvo dėl, kai jūs rodėte komiteto sudėtį, komisijos sudėtį, tai labai džiaugiuosi, pakomentavo, kad labai džiaugiuosi mūsų Andriaus Kubiliaus paskirimu. Taip, Andrius Kubilius šią vakar buvo patvirtintas klausimuose, aš negalėjau dalyvauti, nes tik tuo metu buvo mūsų klausimai, mano komiteto klausimai Oliver Varheliai, kuris turi užimti sveikatos ir gyvūnų gerovės portfelį. Tai mes buvome tuose klausimuose, buvau vienas iš klausiančiųjų kaip koordinatorius. Deja pas mūsų komitete Olivier Varheliai nesulaukė pritarimo. Ir dabar mes turim spręsti, kaip bus toliau. O Kubilius vakar, kiti komitetai Kubilių egzaminavo ir jis sulaukė didelę paramą, labai džiaugiuosi. Sveikinu Andrių, gerai, puikiai pasirodė ir čia pagarba Lietuvai. Šiandien dabar diskutuoja Valdis Dombrovskis iš Latvijos, tai manau, kad irgi tiesa bus Estė Kaja Kallas, kurios laukia irgi, kaip sakyti, diskusijos su parlamentu, bet jį klausimų jį yra nominuota iš Europos tarybos sutarimo. Tai aš tai žiūriu laikrodį ir tiesiog, ar dar porą klausimų yra. Tai sakykit, dėl kažkoks klausimas dėl Trumpo išrinkimo buvo, mačiau. Gal tada ir pakomentuokit geriau apie Trumpo išrinkimą, kaip jums atrodo iš Briuselio, kokia yra situacija. Aš nesu Briuselio, aš esu Vilniuje, dabar skrisiu atgal į Vilnių. Ir Vilniuje būsiu penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį. Čia jokio Briuselio nėra. Vilniui yra Briuselis, mėlyje. Vilniui, supratau. Supraskit, jūs esate ES pilietė, kaip ir aš. Ir Lietuvos pilietė, ir ES. Va čia tas įsišaknyjas, toks supratimas, kaip ten iš Briuselio. Nėra čia Briuselio. Čia yra 27 šalių parlamentarai. Čia yra tokia pati, kaip sakyti, tarptautinė bendryje, kokia yra iš visų 27 valstybių. Bet Trumpo išrinkimą aš turiu asmeninę patirtį. Kai aš buvau komisaru, mes pradėjome dirbti labai sudėtingus klausimus su Obamos administracija. Aš pradėjau darbą 14 metais ir iki 19 metų Obamos administracija bendradarbiavo su Žano Klodo Junkerio komisija. Mes turėjome sudėtingus klausimus dėl vaistų prekybos, vaistų rinkų pripažinimo, bendrųjų taisyklių nustatymo, medicinos prietaisų, medicinos aparatų ir be galo didelis dalykas buvo maisto eksportas į Jungtines valstijas. Lietuva tuo metu laukia obuolių eksporto, pieno produktų eksporto, mėsos eksporto, bet amerikiečiai neįsileidžia mūsų gaminių. O tuo tarpu amerikiečių atveju, jeigu jie pasirašo sutartį su kokia nors Ispanija, nes pas mus yra vieninga rinka. Užtenka jiems su viena šalim pasirašyti ir jų prekės atsiranda ir Lietuvoje.
o mums neišeina ten patekti, nes jie uždarė savo rinką. Tai mes norėdami lygių santykių prekyboje, tiek vaistų, tiek medicinos įrangos, tiek maisto, mes turėjome taip pasirašyti tą vadinamą transatlantinę prekybos sutartį, TTIP-as. Ji buvo ruošiama 14 metų, mes ją užbaiginėjom. Aš užbaiginėjau pačius sunkiausius klausimus dėl maisto saugos, standartų, interpretacijų, saugumo, kontrolės, patikrinimo ir taip toliau, kad atverti rinkas. Ir mes jau buvom pasiekę visą rezultatą. Ir štai 19 metais išrinko Trumpą. Per vieną dieną jisai sustabdė visą mūsų darbą ir per vieną dieną viską atšaukė, uždarė rinką ir visą mūsų 4 metų darbą nubraukė per vieną dieną vienu parašu. Tai vat mano patirtis tiesiogiai. O po to prasidėjo sudėtingas karas, įsivedė tarifus, mūsų komisija atsakė atgal. Gal pamenate, kad mes pasakėm, kad apmokestisime jų motociklus ir taip toliau. Žodžiu, tada Junkeris važiavo pas Trumpą ir tarėsi, kad sušvelninti šitą tarifų karą. Nes tai smūgis ir Lietuvos ekonomikai, ir žmonėms, ir Europos Sąjungos. Ir taip pat Trumpas pasakė, man nesvarbu, America first. Tai šiuo atveju, jeigu jis dabar tęs tą politiką, tai bus be galo sudėtingi laikai. Alio. Jo, viskas girdime. Ačiū, jūs buvot žavus gydytojas nuostabus ir ačiū. Tikrai, ačiū labai, dėkoju. Sustabdykit Gražulį tik tai, kad nedarytų geriau. Ne, nieko negali padaryti, laisvas mandatas. Jūs išrinkote Gražulį, čia dalies rinkėjų nuomonė, jis turėjo Lietuvą atstovauti. Ir jie balsavo už jį. Negi aš dabar kovosiu su rinkėjais, kurie jį išrinko. Niekas čia negali sustabdyti. Demokratijoje yra teisė turėti ir tokį atstovą. Dalis Lietuvos rinkėjų nubalsavo už Gražulį. Tai prie ko čia dabar aš, ar kas čia gali tą sustabdyti? Niekas. Čia tiesiog mūsų, žodžiu, rinkėjų atsakomybė. Tai aš niekaip nesuprantu Lietuvoje. Balsuojate einate balsavimą. 1 200 000 neateina iš vis į rinkimus. 1 200 000 mūsų piliečių. 1 100 000 dalyvauja. Tai mūsų visuomenė tokia. Ir aš nekalbu, tai raštingumo yra labai mažai. Išsilavinimo spragos yra milžiniškos. Ir kaip visuomenės, ir kaip dauguma žmonių balsuoja emocijom. Ai, to nekenčiu, tie vagys, visi vagys, duokit naujus. Tai ir turit. Tai kodėl jūs kaltinat, kaip kaltinti galima veidrodį, jeigu jis rodo tave negražų? Jo, labai gražus pavyzdys, čia kaip tik pabaigai. Tai kągi, nebelaikom jūsų, nes tikrai... Dovanokit, aš turiu bėgti į lėktuvą, nes turiu skristi į Vilnių. Jo, tai laukiam jūsų parskrendant ir stiprybės. Geros kloties. Sprendžiant jūsų tikrai sudėtingus... Jums sveikatos ir stiprybės. Ačiū. Sveikatos visiems. Ačiū.